Sveiki, esu Lina, psichologė, psichoterapeutė ir šiandien noriu pakalbėti apie neuroįvairovės svarbą. Iš tiesų net neįsivaizduoju, kaip galima dirbti su žmogumi, būti psichologu ar psichiatru ir nekreipti dėmesio į neuroįvairovę. Bet dėja, praktikoje matau, kad daug kolegų turi žinių trūkumą šitoje srityje ir kartais per daug per vienodą lensą žiūri į visus žmonės ir kaip pasiekmė dažnai misdiagnozuoja arba pastebi tik tais jau pasiekmes, bet ne pačią šaknį žmonių sunkumų, su kuriais jie susiduria. Tad pabandysiu paargumentuoti, papasakoti, kodėl tai iš tiesų taip yra svarbu. Tai čia visiems žinoma, mes visi labai esam skirtingi, mes apie tai kalbam, bet ar tikrai suprantam, ant kiek mes galim būti skirtingi? Tai tikrai dalis mūsų net yra labai skirtingi tam tikrose srityse ir tai galima rasti tam tikrų diagnozių, pavadinimų, kur atitikmenų tiems skirtumams pavadinti. Bet daug pozityvesnis terminas ir neduodantis stigmos, tai yra tiesiog žiūrėti žmonės kaip į neuroskirtingus. Renkuosi tą daryti, man tai atrodo labiau etiška. Ir suprantant tos savo skirtumus, pripažįstant juos ne kaip kažkokius trūkumus, o tiesiog pripažįstant juos kaip savo ypatumus, mes galime išmokti su jais gyventi ir gal net praturtinti labiau šitą pasaulį šiais savo ypatumais. Ką aš matau praktikui? Tai pas mane didžioji klientų dalis yra maždaug mano amžiaus, taip nuo 30 iki 40 metų. Žmonės, kurie ateina dėl dažniausiai kažkokių emocinių sunkumų. Bet kai pažiūrime giliau į asmenį, matome, kad problema yra ne tos emocinės pasekmės, ten nerimo sutrikimas, depresija, bet po tuo labai dažnai slepiasi kažkas giliau. Viena tai gali būti traumos, patirtis vaikystėje ar vėliau gyvenime, bet kita labai dažnai pasitaiko, tai tiesiog žmonių ypatumai, tam tikras smegenų funkcionavimas ir aplinka nepritaikyta tam funkcionavimui ir kaip pasiekmė žmogui tada būna perdegimai, emociniai sutrikimai, bendrai gyvenimo prasmės klausimai kyla. Ir kaip tą spręsti, tai dažnai tenka labai nuoširdžiai drąsiai pasižiūrėti į save. Ir kai kurie mūsų ypatumai gali mums nepatikti. Ir viskas gerai, kad mums nepatinka kai kurie mūsų ypatumai. Tačiau kuo mes labiau vengiame juos pasižiūrėti, tuo dažniausiai jie mums labiau trukdo. Nes tai tarsi nusisukam, bėgam, nežiūrim, bet tai niekur nedingsta, tai velkasi ir neša tam tikras pasiekmes. Tai kas mane labiausiai erzina ir iš tikrųjų kelia labai daug emocijų, kai aš išgirstu klientų patirtis, galbūt prieš tai buvusiose terapijose ar su kitais psichikos specialistais jiems susidūrus, tai, kad nebuvo atkreipiama dėmesio į jų neuroįvairovę. Kad buvo uždedamos kažkokios etiketės, kurios tik paaiškina tą
dabartinę pasekmę, simptomus, kuriuos patiria žmogus šiandieną. Ir iš to būna labai nedaug naudos. Dažnai tos visos diagnozės suteikia daugiau stigmos. Tai gali būti naudinga, bent jau padeda žmogui pripažinti, kad jam reikia pagalbos, bet man pikta dėl to, kad trūksta dėmesio tom priežastim ir atsižvelgimo į tą patį žmogaus individualumą. Tai aš labai stengiuosi kreipti dėmesį į tai. Tikrai darau tą netobulai ir tikrai dar pati kaip specialistė dar tik tyrinėju, kokių tų skirtumų gali būti tarp mūsų. Ir tai šiaip mane labai žavintis klausimas, labai domiuosi visą naujausią neuroįvairovės literatūrą, tyrinėju tai pati praktiškai. Ir manau, mes dar esam labai toli iki to žinojimo šiandieną, kaip čia mes visi skirtingi galime būti. Bet jau turiu tam tikrus šablonus atėjusius iš savo praktikos, kaip į kuriuos pačius svarbiausius, sakykim, tos neuroįvairovės aspektus reikėtų atsižvelgti žiūrint į žmones, tam, kad išvengti neteisingo diagnozavimo ar nepritaikyto gydymo tam žmogui. Nes kaip pavyzdys, žmogus, kuriam yra būdingas hiperaktyvumas, čia labai dažnas atvejis, iš šalies, ką mes matysime, kokią simptomatiką. Mes matysime jį labai aktyvų, nenustygstantį vietoje, jam būdingas didelis minčių srautas, ir tai galima misdiagnozuoti kaip nerimą, ir labai dažnai taip atsitinka. Bet giliau pasižiūrėjus į žmogų, tai yra tiesiog tas toks aktyvus vidinis variklis, kuris taip gali kartu eiti ir su nerimu, bet kartais visai be nerimo tai gali būti variklis, kurį to žmogaus psichika gali pavežti. Ir tiesiog žmogui, vadinasi, reikia tokio aktyvumo ir jam reikėtų išjudėti ir reikėtų išveikti tą energiją, kurią jis turi. O jei bandysime jį slopinti, tai taip, galbūt bus patogiau aplinkiniams, bet tam žmogui nebus iš to jokios naudos ir jis tik tai tols nuo savo autentiškojo tikrojo aš. Tai va. Tai turbūt tiek noriu šiandien pasidalinti. Tai tau, žmogau, kuris žiūri, noriu priminti, kad tu esi unikalus, vienas vienintelis, tad pasidomėk savim. Atkreip dėmesį, kas tave pakrauna, kas tavo bateriją vidinę labiausiai iškrauna, kaip tu jautriai patiri aplinką, tyrinėk, kokios tavo emocijos. Tai labai svarbu, tai turbūt viena iš didžiausių dovanų, kurią gali sau duoti, tai domėtis ir smalsiai domėtis, be vertinimo, teisimo, lyginimosi su kitais. Tai va. Tai su tokiu palinkėjimu ir baigiu. Ate.